Šiandien žiniuose. Privačių vežėjų klausimą teismas atidėjo vėlesniam nagrinėjimui. Prasidėjo Europos judrioji savaitė. Atidaryta fotografo Andriaus Repšio paroda "Vanduo tai gyvybė". Naujų narių priėmimas kovos menų ir sveikatingumo klube "Baltasis voras". Šiandien Panevėžio apygardos administracinėme teisme buvo nagrinėjamas miesto privačių vežėjų klausimas dėl jų manimų neteisėtų savivaldybės paskelbto konkurso sąlygų miesto gyventojams vežti. Deja, dėl per mažo dalyvių skaičius teisėjų kolegija bylos nagrinėjimą nukėlė ir įpareigojo, kad kitame teismo posėdyje taip pat dalyvautų ir Regina Stokienė, kurios privati vežėjų įmonė savivaldybei gegužės mėnesį paskelbus konkursą jį laimėjo. Beje, tik prasidėjus teismo posėdžiui teko daryti pertrauką, nes savivaldybė atstovaujantis Rolandas Rutė neturėjo visų reikiamų dokumentų. O situacija, kur nors iš savivaldybės gavo dokumentus kokios nors? Rūtė kada atnešė dokumentus apie Stokienę? Va dabar per teismą atnešė. Tai norint kažką rašyti arba įtraukti, reikalingas tas laiko tarpas, tik tai tiek, kad tie teismai kiek yra užimti. Ta viską ir sprendžia. O dėl to įtraukimo, tai mes dar per pertrauką ir išnekėm, kad reikės, kad jinai būtų įtraukta. Nes palengvina tolimesnis teismus visus. Nes jeigu, tarkim, dabar teismus nuspręs, nebus trečio asmens, tai gausis atvirkštinė batalija. Viskas spręsis teisme, teismas priims teisingą sprendimą ir viskas bus klausimai, atsakymai ir klausimai užduodami ir atsakomi teisme. Tikrai nemanau, kad aš ką galėčiau, kadangi tikrai yra pareiškėjai, mes esam atsakoju, nežiūrinti tam tikros sudėtingos situacijos, kaip šiandien susidarius tam ginče. Aš tik tais teisme atstovausiu ir teisme kalbėsiu. Bus priimti teisingi teismo sprendimai, vertinsim ir dabar nieko negaliu tikrai nei komentuoti, nei pasakyti ir kažin ar ką ir galėčiau pasakyti. Nors privatus vežėjai savivaldybei meta kaltinimus, kad pastaroji vilkina teismo procesą, tačiau įstaigos atstovas tai paneigė. Ne, tai nėra. Galiu drąsiai, čia nėra vilkinima, čia yra teisme, yra procedūra, jūs turėjot galimybę vežėjai išgirsti, kur čia esmė ir jūsų ir advokatas paskui tam, taip supratau, pritarė, kad vis dėlto turėtų būti trečiųjų asmenų. Reikia pripažinti, čia yra procedūras, procesas, teisminiai dalykai. Miesto privačių vežėjų byla Panevėžio apygardos administracinėme teisme bus toliau nagrinėjama spalio 8 dieną. Rugsėjo 16-22 dienas Europos valstybės kasmet skiria aplinkai palankiam judrumui. Šią akciją siekiama paskatinti gyventojus naudotis visuomeniniu transportu, važiuoti dviračiais ar kitomis aplinką tausojančiamis transporto priemonėmis, vaikščioti, remti šias transporto rūšis ir investuoti į naują būtiną infrastruktūrą. Pagrindinis Europos judriosios savaitės tikslas – didinti visuomenės informuotumą apie poreikį kovoti su tarša, atsirandančia dėl intensyvėjančio motorinių transporto priemonių eismo miestuose. 2010 m. Europos judriosios savaitės šūkis "Keliauk su maniu, gyvenk geriau". Prisidėdamas prie Europos judriosios savaitės iniciatyvos, Panevėžio miestas kviečia visus panevėžiečius į mieste organizuojamus renginius. 17 dieną rytoj apie 17:16:30 su darželinukais. Mes norim parodyti paspirtukais, kad galima paspirtukais taipogi nuo taško A iki taško B parengti varžybėlės, reiškia, ir atitinkamą apdovanoti. Toliau mes šeštadienį kviesim visus panevėžiečius, mes vadinam masinį tokį daug dviratininkų žygį aplink Panevėžio miestą. O dabar sekanti diena, 19 diena sekmadienis, labai geras maršrutas, paruoštas siaurukas plius dviračiai po Ragovėlės apylinkės. O toliau, reiškia, trečiadienis diena be automobilio. Ta mūsų kulminacija
šitą didžiausią. Mes nuo užtvankos iki užtvankos. Dalyvaudami Europos judriojoje savaitėje, miestai skatina aktyvų keliavimą, kovojant su fizinio aktyvumo stoka, antsvoriu ir nutukimu. Kartu taip gerinama gyvenimo mieste kokybė, mažinama oro ir triukšmo tarša, nelaimingų atsitikimų skaičius ir spūstys, didinama erdvė, kurioje patogu ne vairuoti, o gyventi. Aš kaip gydytojas galiu pasakyti, kad dviratis tai yra viena iš puikiausių sveikatingumo priemonių. Tai yra vienas dalykas, važiuojant dviračiu keičiasi vaizdai, pailsi nervų sistemą, psichologiškai pailsima. Kitas dalykas, dviratis yra puikus širdies treniruoklis. Europos judriosios savaitės renginių metu panevėžiečiai galės dalyvauti ne tik masiniuose dviračių žygiuose, bet ir aplankyti Kraštotyros muziejuje veikiančią parodą Dviračiai nuo sporto iki meno, taip pat susipažinti su fotografo Virginijaus Benošo sukurta drabužių ir aksesuarų dviratininkams kolekcija. Prekybos centre Babilonas 1 fotografas Andrius Repšys panevėžiečiams ir miesto svečiams pristatė savo parodą Vanduo tai gyvybė. Parodoje eksponuojamos nuotraukos yra padarytos iš kelionės po Šiaurės Ameriką, vykusios Liepos mėnesį, kuomet žymus Lietuvoje plaukikas Vidmantas Urbonas perplaukė Yellowstone ežerą. Parodą norėjęs padaryti kažkaip tai kitaip, kažkaip tai atkreipti žmonių dėmesį ir už tai, kad tai yra susijęs su vandeniu, pati akcija yra vanduo. Kilo idėja daryti nuotraukas ant akvariumų. Norėjęs iš tikrųjų būti, kad viduje ten dar būtų vanduo ir kai kur plaukiotų žuvis, kai kur dar kažkas, bet dar dėl tam tikrų technologinių sprendimų to nepavyko padaryti. Bet aš manau, kad eigoje parodos po truputį jinai bus patobulinama karts nuo karto. Ir gali būti, kad vis dėlto man pavyks visas tas dalykas, apie kurį planavau iš pat pradžių. Panevėžio triatlono klubas Lietuvos vardo 1000-mečio proga organizuoja kelis metus trunkančią ekologinę akciją Vanduo tai gyvybė, kuria siekiama skatinti pasaulio šalis branginti žemės turtą, vieną iš gyvybės garantų – gėlą vandenį. Gamtoje iš stacionarių vandens išteklių tik 2,53% vandens yra gėlo, o prieinama naudoti tik 0,76%. Iš tikrųjų, akcijos tikslas atkreipti dėmesį apie užterštą gėlą vandenį, kurio vis mažėja ir jį reikia saugoti. Noras atkreipti žmonių dėmesį į tai. Fotografo Andriaus Repšio paroda Vanduo tai gyvybė panevėžiečiams bus atvira 3 mėnesius. Kovos menų ir sveikatingumo klubas Baltasis voras laukia naujų narių. Klube užsiėmimus veda 30 metų pedagoginę patirtį turintis treneris Valentinas Pečininas, kuris treniruočių pagrindų veda bendrojo fizinio parengimo ir kovos menų užsiėmimus. Manęs dažnai klausia, Valentinai, kas bus, jeigu aš nelankysiu tavo klubo? Atsakau, nieko nebus. Nebus geros sveikatos, nebus geros nuotaikos, nebus įgūdžių, specialių žinių, nieko nebus. O kasgi bus, jeigu lankysiu pas tave tavo užsiėmimuose? Visų pirma, žmogus lavins čia, aš jam lavinsiu jo kūną, tai jisai turės galimybę per klasikinę mankštą, per specialiuosius pratimus lavins savo fizinį stovį, tai sąnarių judrumas, lankstumas, tai bendras fizinis tonusas, raumenų tonusas, kas padeda ateityje gyvenime sėkmingai siekti užbrėžtus tikslus ir gyventi sėkmingai. Kovos menų ir sveikatingumo klube Baltasis voras taip pat yra vedami būtinosios ginties ir gatvės savigynos užsiėmimai. Kiekvienas pilietis Lietuvos pagal Lietuvos Respublikos įstatymą turi teisę naudoti būtinosios ginties veiksmus, jeigu yra atitinkama agresija, ar teigiamas blogis, ar yra sudėtinga ekstremali situacija. Tai yra specialios žinios. Sugebėjimas apsiginti, išsivaduoti nuo įvairių pagrėbimų, grasinimų peilių, pistoletų, grasinimas pagalių, įvairūs apkabinimai. Kiekvienas žmogus turi galimybę apsiginti. Tam nereikia specialių fizinių duomenų, nereikia būti labai stipriai pasiruošusi. Reikia žinoti. Kitas dalykas, čia ateina žmonės, jie gauna daug psichologinių žinių, kas padeda jiems teigiamai vertinti situaciją, matyti, girdėti, jausti aplinką, gerai daryti išvadas ir sėkmingai elgtis.
kai sudėtinga ekstremalioji situacija, taip ir aplamai gyvenime. Norintys save lavinti tiek fiziškai, tiek dvasiškai, laukiami kovos menų ir sveikatingumo klube Baltasis voras, esančiame Staniūnų gatvė 68. Taip pat žiūrovus informuojame, kad jau nuo kitos savaitės po orų bus rodomi kiekvieną savaitę vis nauji būtinosios ginties ir gatvės savigynos veiksmai, padėsiantys saugiau jaustis vis tamsėjančių paros metu.